Šios priemonės, padarė Samanta štai šias priemonės, tai yra pirštukai, kurie lavins mano vaikų kalbą, nes mokysis vaikai ir spalvas kartu ir lavins vaizduotę. Tai jie mums padės sekant pasaką. Tai gyveno kartą 5 pirštukai. Nykštys, smaližius, didysis ir bevargis. Ir mažytis. Gražiai gyveno broliukai. Visur kartu ėjo. Žaidė. Kartu pramogavo. Tačiau vieną dieną mažylis norėjo žaisti vieną žaidimą. Didysis svajojo eiti pasivaikščioti, o nykštys buvo linkęs dieną praleisti ilsėdamasis. Ir niekaip pirštukai negalėjo susitarti. Nei vienas nebuvo linkęs nusileisti. Ginčijosi pirštukai, ginčijosi, kol gale taip susipyko, kad nebenorėjo nei žaisti, nei šnekėtis, nei matyti vienas kitų.